Labas rytas visiems. Šiandien vėl sveikinuosi iš savo namų ir prie espreso puodelio pašnekėsiu apie tam tikrus įdomesnius įvykius, kurie vyko per paskutinės 2 savaitės, nes vieną laidą praleidau ir dėl pakankamai rimtos priežasties. Ir kadangi rubrika yra mano asmeninė, tai galiu ir pasakyti, kad švenčiau 50 metų jubiliejų. Jis pakankamai buvo irgi įdomus, gavau ir įdomesnių tokių dovanų, ko gyvenime galbūt nebūčiau tikėjęsis, kad gausiu. Turiu galvoje Saulių Skvernelį. Kokias tas dovanas gavau, kaip tas Skvernelis man jas įteikė, galėsiu trumpai pasidalinti šioje rubrikoje. Gal keliais sakiniais ir papasakosiu, kaip švenčia Seimo nariai savo gimtadienius, manau, galbūt irgi kai kam bus įdomu. Ir paliesime kelias galbūt rimtesnius įvykius. Per tas 30 minučių pakalbėsim apie tragediją, kuri vyko Jungtinių Amerikos valstijų kareiviais. Kodėl jie ten atsidūrė, kaip tas galėjo atsitikti ir kaip aš matau šią situaciją ir kur labiau akcentavausi. Tuo pačiu galbūt keliais sakiniais pasidalinsiu savo nuomonę apie nekilnojamų turtų mokestį, kurį planuoja įvesti šeimas, ar tikrai įves, o gal kažkas tai keičiasi. Paliesiu ir temą su kasos aparatais, nes manau, kad verslininkams tai irgi labai aktuali tema ir pati galbūt aktualiausia šiuo metu, nes jau nuo gegužės 1 juos reikės turėti pagal dabartinę įstatymų raidę. Ir gal dar vienas kitas eigoje klausimas, kurį matysiu, kad spėsiu panagrinėti, galbūt apie KGB archyvus, kodėl jų vis neįslaptina. Ir jokios abejonės, kadangi esu Nacionalinio saugumo gynybos komitete, apie naujus iššūkius ir grėsmės, ar jų yra, o gal jau jos ir pasibaigė. Taip kad šioje laidoje prie espreso puodelio su Dainiumi Gaižausku ir pasikalbėsiu. O tiems, kams įdomu, prenumeruokit mano naują laidą, spauskite tenais, kad prenumeruoti, tada jūs informuos apie bet kuriuo metu naują pasirodusį variantą arba seriją. Taip kad kviečiu žiūrėti ir einam pasidaryti kavos. Ir pakalbėkim apie tą mano jubiliejų. Iš ties tie, kas jau sulaukit mano amžiaus ir esat atšventę savo 50-mečius, manau, man pritarsit, kad būtent šis jubiliejus tikrai yra kitoks. Tiksliau buvo jau kitoks. Žymiai brandesnis, prasmingesnis ir tikrai visa tai, kas būna pasakyta jubiliejaus metu, tu visą tai apgalvoji ženkliai brandžiau, rimčiau, susimastai, prisimeni savo gyvenimo etapus. Ir kiekviena dovana, kurią tu gauni, jinai turi savo tam tikrą simbolinę reikšmę. Bet aš pakalbėsiu tik apie vieno žmogaus man įteiktas dovanas, apie kurias, manau, jums taip pat bus įdomu išgirsti. Aš turiu galvoje vis dėlto savo buvusį bendrą žygį, kolegą. Dabar politikoje mes esam oponentai, bet vis tiek įdomiau. Aš kalbu apie Saulių Skvernelį. Seimo narį Skvernelį. Ir tą turiu pridurti, kad Seimo pirmininką. Nes jeigu aš jį vadinu tik Seimo nariu, panašu, kad jisai labai įsižeidžia. Kodėl taip sakau? Sugrąžinsiu visus į mano buvusią praeitą laidą, kurios metu aš pakankamai linksmai, su tam tikrais interfais ir pavyzdžiais, rodžiau, kokią nesąmonę Saulius buvo padaręs su tuo slaptu posėdžiu. Perdėtai. To slaptumo tiek tikrai nereikėjo, jisai, tikrai buvo vertas kritikos, ir šiek tiek ir pašaipos. Bet nežinau, kas tam Sauliui yra pasidarę, bet jis paskutiniu metu labai susireikšminęs ir jis taip įsižeidė, kad jo kolegos padavė Dainių Gaižauską, Seimo narį,
į Seimo etikos komisiją apsvarstyti jo netinkamą elgesį, nes ten kaip ir rašau, įsiklausykit, nes Dainius Gaižauskas palyginęs nepasisekusi Seimo pirmininko posėdį pasakė, kad blynas buvo prisvilęs. Aš nesuklydau, ten toks sakinys. Aiškinsis, ar Saulius Skvernelis moka kepti blynus. Ar blynas buvo prisvilęs, Dainius Gaižauskas, tai pasakydamas, įžeidė panašų Saulius Skvernelį, o jau tas jo palyginimas, kad visa ta nesąmonė, kuri buvo Seime padaryta, panaši man į lunatikavimą, tai jau čia jau viskas. Reikia Gaižauską apsvarstyti ir jeigu Seimo komisija nuspręs, kad buvau netiškas, atsiprašyti. Aš to Sauliaus Skvernelio, bet kada galiu atsiprašyti, aš šiaip visų atsiprašau, aš netgi ir Šimonytės, jeigu įžeidžiu arba kažką tai pasakau, aštriau iš karto atsiprašydavau, tai visiškai man nesunku padaryti, bet tai nereiškia, kad aš pakeisiu savo nuomonę. Aš labai laukiu tos komisijos, bet net įdomu, kaip jie ten dabar tuos gebėjimus Sauliaus Skvernelio kepimo aiškinsis, ar jis tikrai moka ar nemoka tos blynus kept, ir nelunatikuoja. Tai mano nuomonės nepakeis, aš koks buvau toks ir liksiu ir manau, kad jisai tai blynus vilina kol kas politinius labai stipriai, kad jei nelunatikuoja, apsimena lunatiku, tai aš taip toliau ir galvoju. Tai čia buvo vienas toksai man akibrauštas prieš 2 savaitės. O kitas jubiliejaus proga, aš kokią dovaną gavau. Saulius, iš ties būdamas pirmininku, jis naudojasi savo suteiktomis galiomis, kaip ir reikėtų naudotis, bet kartais ir jomis per daug, kaip čia pasakyti, pasinaudodamas keršina savo kolegom arba oponentams. Negražiai atrodo, neskaniai. Kodėl? Todėl, kad gegužės mėnesį vyks NATO parlamentinės asamblėjos sesija pavasario Jungtinėse Amerikos valstijose. Bus tikrai labai rimta sesija ir turbūt, kaip visi žinot, aš esu šios asamblėjos narys nuo 2016 metų. Šioje kadencijoje aš daugiau esu pakeitinis, nes vis dėlto valdantieji yra kiti. Bet komitete, kuriame aš dirbu, tai yra Demokratijos ir saugumo komitetas, jame esu tik tai aš vienas iš tų buvusių narių. Ir kuris šiuo metu einu tas pareigas, o visos kitos, iš viso 5 komitetai yra, visi kiti komitetai priklauso kitiems Seimo nariams. Bet staiga, nors ir bilietai jau nupirkti, kiek aš suprantu, užsakyti tiksliau, ir viešbučiai ir taip toliau, bet vienoje iš seniūnų sueigoje Saulius Skvernelis suabejojo, ar reikia tiek siūsti Seimo narių, pasakė, kad greičiau užtektų ir 4 Seimo narių siūsti į tokią asamblėją, 5 nario nereikia siūsti, nes būtent tas 5 narys esu aš. Ir Dainius Gaižauskas 50 metų jubiliejus proga turėtų sėdėti namuose. Manęs į asamblėją Lietuvos Respublikos Seimas, tiksliau vadovybė, nesiunčia. Ko gero, tai pirmas kartas istorijoje, kada pasinaudodamas savo galiomis Seimo pirmininkas įteikia tokią dovaną Seimo nariui 50 metų jubiliejaus proga. Ar reikia už tokias dovanas dėkoti? Abejoju, bet kad jas paviešinti, manau, tikrai reikia. Ir Sauliui norėčiau pasakyti, aš Sauliau taip niekada nesielgčiau. Mesgi esam politikai. Ir jeigu tu labai norėjai, kad aš būčiau opozicijoje, o ne valdantysis, tai turbūt turėjai ir tikėtis, kad aš, būdamas opozicijoje, kritikuosiu visus veiksmus, kurie man kelia abejonių, kurie netrodo logiški, o jeigu jau yra ir kvailoki, tai aš juos tikrai sugebėsiu ir pašiepti. Taip kad mano veiksmai buvo grinai profesiniai, bet tavo dėja su tavo profesija ir pareigomis tikrai nieko bendro neturintis. Taip kad ši dovana, kurią aš gavau jubiliejaus proga, yra tokia, kokia yra. Tai va tokia mano buvo išskirtinė dovana, kurią gavau iš Seimo pirmininko. Ir kadangi jinai su tam tikrais prieskoniais, politiniais prieskoniais, tai va aš ją dabar viešai ir deklaravau. Aišku, be pykčio. Tai va.
O kadangi pažadėjau, kad keliais sakiniais ir papasakosiu, kaip mes tie Seimo nariai švenčiam, tai asmeniškai aš, tai visą laiką mano šventės būna tokios pačios kaip ir paprastų žmonių, tai kai tapau Seimo nariu, daugiau dėmesio skiriu privatumui, nes suprasdamas, kad esu viešas asmuo ir kad bet koks įvykis ar neduok dieve nesusipratimas tikrai sulauktų daug dėmesio, dėl to šiai sričiai visą laiką apgalvoju ir skiriu daugiau pastangų, o visa kita, tai kaip ir turbūt pas visus kitus, tariuosi su savo artimaisiais, su žmona, kad būtų malonu, jauku ir tikrai norėčiau viešai pasidalinti savo tikrai puikiai ir nuostabiai išgyventais jausmais, kuriuos man suteikė kavinė Imperata, kurioje buvau pakvietęs savo artimiausius žmonės. Ir drąsiai galiu pasakyti, kad turbūt Sūduvos krašte mes turim vieną geriausių kavinių. Aš netgi ją pasakyčiau arba priskirčiau restoranų, nes tai, kaip pasiruošia būtent visas personalas, kaip atkreipia dėmesį ir į nuotaiką, kurią nori sukurti jubiliatas, tai išties verta didelis pagarbos kavinė. Ir kadangi mano vakaras buvo, tiksliau tema skirta pietų Prancūzijos tematikai, papročiams, tradicijom, tai įsivaizduojat, ten tokioje kavinėje aš gavau absoliučiai viską, ką įsivaizdavau. Kadangi teko mano gyvenime apsilankyti praktiškai visoje Europoje ir ne tik, mačiau tikrai, kaip žmonės, pakankamai solidų žmonės su tam tikrais titulais, irgi priminėja svečius, turėjau progos pabūti ir renginyje, kurios organizavo Danijos, Švedijos, Ispanijos karaliai, tam tikri lordai. Čia daugiau, aišku, turbūt suprantat, kad susijęs su mano profesinė veikla kaip politiko. Tai būtent ta atmosfera arba patiekalai ir visa kita, kas būdavo suteikta savo svečiams tuose valstybėse, tai Kalvarijos kavinėje Imperata aš visą tai gavau. Išties. Todėl visi tie, kas norite turėti išskirtinę šventę, kviečiu pasinaudoti šios kavinės paslaugomis. Ir tai tikrai, ne tai, kad tik reklamuoju, bet ir pasidalinu savo patirtimi, nes tie, kas mane stebite, turbūt turite žinoti ir tokį dalyką. Tai va, tiek apie savo jubiliejų. Na, o kokie įvykiai per šias 2 savaitės labiausiai kaustė mano dėmesį? Tai be jokios abejonės norėčiau akcentuoti nelaimingą atsitikimą, kuris įvyko Pabradyje su Jungtinės Amerikos valstijos kariais, kurie pratybų metu įvažiavo į pelkę ir tragiškai joje žuvo, nuskendė. Išties labai daug informacijos turbūt mes visi matėm per televiziją, žiniasklaidos, informaciniuose leidiniuose, tikrai daug diskusijų buvo, nemažai ir spekulacijų internetinėje erdvėje, bet mano galva, tai ką aš norėčiau akcentuoti ir paaiškinti, kad tai tikrai buvo nelaimingas atsitikimas su labai stipriai pamokančia patirtimi. Aš jas netgi skirčiau 3 dalis. Pirma, kad pratybose nuo šiol, manau, ypač pelkėtose vietovėse bus labiau atsakingiau galbūt žiūrima į planuojamas užduotis, nes jas gali patekti ne tik Jungtinių Amerikos valstijų kariai, bet ir pas mus, žinot, kad mes turim ir Vokietijos kontingentą, ir lietuvių, ir ta nelaimė gali įvykti bet kam. Kaip jinai atsitikti gali, ar ne? Tai reikėtų galbūt paminėti, kad Lietuvoje vyksta, paprastą žmogišką kalbą paaiškinsiu, 4 tipų pratybos. Tai pirma, Jungtinių Amerikos valstijų kariai pratybinasi vieni patys. Neinformuoja ir nesitarė su kitais partneriais, nei su Lietuvos kariais ir vadovybė, nes tai yra grinai jų pratybos, kurių metu jie tikrai sukuria tam tikrus scenarijus artimus turbūt kariniai situacijai, kad jeigu nedaug dievė karas, kad jeigu jie važiuotų mūsų teritorijoje, kad išbandytų savo techniką, neveikiant GPS ir panašiai.
Dėl to pasiklysti tikrai nesudėtinga ir ypač jeigu tie kariai tik tai 2 mėnesiai Lietuvoje, kurie turbūt nematė mūsų nei žiemų dar, nei rudens, nei pavasario, nei vasaros. Todėl pasiklysti ir papulti į tokią pelkę tikrai nesudėtinga. Antro tipo pratybos, tada mes turim žinot, kad ir vokiečių karius ar ne kontingentą. Tai jie irgi savo pratybinasi, kaip ir lietuviai atskirai. Tai va tokius 3 rūšių būna pratybos. 4, tada kada visi, tai tiek amerikiečiai, tiek vokiečiai, tiek lietuviai, sukuria tam tikrą bendrą kažkokį tai scenarijų ir visi kartu pratybinasi. Tada jau visi žino ir Lietuvos vadovybė, ir NATO vadovybės, aišku, tam tikri atsakingi asmenys, kad kaip vyksta tos pratybos. Todėl šiuo atveju amerikiečiai, kodėl tik tai patys pradėjo paiešką, ne todėl, kad tai buvo jų suorganizuotas pratybos elementas. Ir ačiū Dievui, kad jie informavo pakankamai greitai lietuvius, kurie su savo tam tikrą techniką dar spėjo užfiksuoti, kurioje vietoje gali būti paskendęs tankas. Pakankamai didelis, ar ne, ir jis grindo vis toliau į pelkę ir be jokios abejonės, jeigu neduok Dieve būtų, pavyzdžiui, lietus ir būtų nuplovęs vikšrus ir panašiai, ar ne, galėjo to tanko ir nerasti. O jeigu dar šiek tiek pamastymai, tai būtų įvykę, pavyzdžiui, rudenį, o rudenį kas mūsų laukia? Laukia tos garsiosios Rusijos, Baltarusijos pratybos Zapad. Įsivaizduokit, tuo metu vyksta tokios pratybos ir netyčia dingsta 4 Amerikos kariai ir amerikiečių tankas. Ir niekas nežino, jeigu būtų pelkėje paskendę ar ne, ir būtume net nežinoję kur. Įsivaizduot, kiek būtų įvairiausių spekulacijų ir sąmokslo teorijų. Ir aplamai aš net sunku man įsivaizduoti, kas tikrai tuo metu galėjo įvykti, ar ne? Tai va, bet kai aš apie šią situaciją stebėjau, tai man buvo labai įdomu, kaip sureaguos kariuomenė ir mūsų NATO partneriai, ar ne, ir tikrai tuose pratybose, kitose pratybėse, ir tai tikrai bus atsižvelgta ir nuolatos kartos Lietuvos įvykį, todėl mes tikrai visuose scenarijuose, kuriuos ruoš dabar mūsų sąjungininkai, tikrai Lietuva skambėsim ir būtent šitas įvykis bus prisimintas. Antras labai svarbus elementas, kad gelbėjimo operacija, taip vadinu gelbėjimo, ar ne, nes iš ties nežinom, kas tenais, ar dar yra tie kariai gyvi iš pradžio, ar ne, kaip ištraukti tanką iš pelkės, iš tokios teritorijos, ar ne, tikrai buvo išskirtinis atvejis ir ta patirtis, kurią įgyjom, mes lietuviai ir mūsų NATO partneriai yra neįkainojama. Ir tikrai jie naudosis ir pratybinsis gelbėtojai. Ir trečias, galbūt man labiausiai rūpimas buvo klausimas, apie galbūt norėčiau šiek tiek plačiau savo pasisakymę, kad kaip visą tai buvo iškomunikuota. Be jokios abejonės, jau tikrai tai matau, kad Lietuvos kariuomenė paėmė lyderystę, nes jinai turi tokį specialų padalinį, tai vadinamą Stratkomą, strateginės komunikacijos padalinys, kuris tikrai valdo informaciją susijusią su Lietuvos kariuomenė, tam tikrais įvykiais, kad nebūtų kažkokių tai spekulacijų arba kad vienai par kitaip negalėtų pakengti ir mūsų Lietuvos įvaizdžiui ir kariuomenė, jie iš karto perima lyderystę. Ir šiuo atveju matėsi tai, kad sustrateguoti buvo tam tikri sakiniai ir paleistos žinutės ir netgi mūsų aukščiausiams valdžios atstovams, tai tiek premjerui, tiek Lietuvos Respublikos prezidentui. Tai aš manau, kad padaryta buvo ir klaida. Kodėl? Todėl, kad mes matėme, kad tipo Lietuvos žiniasklaida negalėjo visko komentuoti iš pačių pradžių, nes neva yra toks susitarimas, kad Jungtinės Amerikos valstijų pratybos ir kol Jungtinės Amerikos valstijos nepraneš tam tikrų žinių, mes irgi lietuviai negalime komentuoti. Suprantu, ten jeigu kažkas tai būtų iš štabo ar, krašto apsaugos ministrė, tai sakytų, da galima suprasti. Bet kaip Lietuvos Respublikos prezidentas išeina ir pasako, kad žodžiu nepasakysiu, bet mintis tokia, kad negaliu komentuoti tol, kol neleidžia suprask Jungtinės Amerikos valstijų kariai arba kariuomenė, arba karinė vadovybė. Įsivaizduojat, Lietuvos Respublikos prezidentas negali komentuoti apie įvykį, kuris įvyko Lietuvoje su sąjungininkais mūsų. Tai buvo ne Jungtinės Amerikos valstijų ar Vokietijos, bet negali komentuoti. Kaip mes, tie, kas stebėjom, tai galėjome suprasti. Manau, kad labai buvo daug neigiamos emocijos būtent šiame pranešime, nors aš puikiai suprantu, kodėl tai buvo daryta. Todėl sakau, kad tai yra klaida
nes prezidentas galėjo panaudoti sakinius visiškai kitokius. Netokius, kad man negalima kalbėti valstybės vadovai, nes neleidžia mūsų sąjungininkai. Negražiai. Tai manau, kad tai čia buvo vienintelė galbūt klaida, kurią padarė mūsų valdžios atstovai per šį įvykį, per šią operaciją, gelbėjimo operaciją bendriau ne, dar buvo viena klaida, kurią padarė premjeras. Premjeras irgi ne tik tai, kad panašiai sukomunikavo, bet ir, kaip matėt, buvo atsisveikinimų ceremonija padaryta, kuri be jokios abejonės tai buvo tikrai daroma, suprantama dėl ko, nes yra tam tikros tradicijos, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, kada išlydimi kariai, ypač žuvę arba nelaimingų atsitikimų metu mirė, tai Lietuva tikrai atliko tai pakankamai garbingai, bet premjeras nesudalyvavo ir nesudalyvavimą savo paaiškino šiek tiek buitiškai. Neva buvau regioną išvažiavęs. Kai tiek skiriama daug dėmesio ir tik tai su tokiu sakiniu atsako premjeras, manau, kad tai irgi buvo šioks toks pipiras, kuris tikrai buvo prarytas ir kartėlį jautė ne tik premjeras, bet ir jo komandos nariai, kurie matau ir žinau, kad jau yra pasimokę ir manau, kad tokių klaidų ateityje daugiau ir nedarytų. Tai va, kai kalbam apie šią nelaimę, kuri tikrai mane buvo sukaušius nuo pradžios iki pabaigos mano dėmesį, galiu pasakyti, kad nelaimė, bet Lietuva atliko savo darbą profesionaliai ir garbingai. Tai va, tai šis įvykis. Antras galbūt daugiau dėmesio sulaukęs klausimas, aš jį taip pavadinsiu, arba sprendimas, tai mokesčių reformos, kurią dabar tai planuoja būtent valdantieji, viena iš dalių tai susijusi su nekilnojamu turtu. Galiu pasakyti labai paprastai, nesiplėsdamas būtent į šią temą, todėl, kad dar jinai tikrai nėra galutinė ir prie jos dar tikrai sugrįšiu iš savo būsimų laidų, bet šiai dienai galiu pasakyti tai, kad kai labai buvo supaprastinta arba galbūt lengvu noru arba lengva ranka norima buvo įvesti nekilnojamo turto apmokestinimą ir buvo tarp jų tokių pakankamai nenormalių siūlymų, kada nuo 20 000 turi visi mokėti pakankamą procento dalį ir panašiai, nes tai, ką jie dabar siūlo, kad nuo kiekvieno euro apmokestinimą padaryti, iš pradžių galvoju, kad tai ir bus labai paprasta, bet turbūt suprato, kad lietuvis, koks jis bebūtų, kaip jis aplaidžiai, galbūt aš pasakysiu aplaidžiai, žiūrėtų vieną į kitą situaciją. Ką aš turiu galvoje, kad atleidžia politikams tam tikras klaidas, nesusirenka į mitingus, kaip pavyzdžiui Prancūzijoje, ar ne, aš neįsivaizduoju, bet kuris klausimas jautresnis yra pakeliama tauta ir iš karto įsako, aišku, taikiu būdu protestais ir visokiais streikais, ne, kad mums tokie sprendimai nepatinka, tai čia daugiau Prancūzijoje ar išreiškia savo valią, Lietuvoje paprastai to nedaro, bet kada pradedam kalbėti apie nekilnojamą turtą, žemę, kuris istoriškai turbūt lietuviai yra pati svarbiausia. Turtas ir emociškas užtaisas visą laiką viduje yra turbūt jau į geną kažkur tai įkoduota. Manau, kad dabartinė valdantieji tai suprato, nes tie signalai, kuriuos pradėjo leisti žmonės, pirmiausia, savo ratuose, diskusijose, darbo vietose, jau ir viešoje erdvėje, valdantieji suprato, kad šį klausimą turi žiūrėti labai atsargiai, svarstyti įvairiausius variantus, bet netgi komunikuojant viešai turi labai rimtai galvoti, ką sako. Nes jeigu neduok Dieve visus dabar apmokestins ir su tokia pinigų suma, patikėkit, turėsim tragediją. Aš į nekilnojamo turto apmokestinimą žiūriu ne tai, kad labai kritiškai. Aš niekada jam nepritarčiau. Bet ir matau tam tikrų grėsmių. Kodėl? Todėl, kad kai mes kalbam apie lietuvių tautos išnykimą, aš visą laiką keliu klausimą dėl demografinės krizės iššūkius, kuriuos mes Lietuvą išgyvenam, kai tauta jau labai rimtus. 2,1 vaiko turėtų būti šeimoje, jeigu norėtume, kad tauta neišnyktų. Prieš 10 metį turėjom 1,7, o šiai dienai turim 1,4 vaikų šeimą. Tai praktiškai lietuvių tauta nyksta ir norint pakelti demografiją, reikia ne tik tai tam tikrų skatinimų formų šeimoms ar ne parama vaikui, mokslui, vaiko pinigai,
ir visos socialinis paketas, bet ir labai stiprus motyvacinis elementas yra būtent būstas. To mes sakydom, kad kaip tiek regionuose, ypač jaunom šeimoms, valstybė turi prisidėti prie tam tikros paramos, su tam tikrom paskolomis arba tam tikromis nuolaidomis ir panašiai, bet visą tai kaip nekilnojamą turtą ėmė už pagrindą, už pamatą būtent kelti demografijai, ar ne, ir visi klausimai, kurie susijęs su nekilnojamu turtu, turėtų būti žiūrimi iš pozityvios pusės. O šiuo sprendimu arba šiuo siūlymu visą tai ne tai, kad negatyvios, bet ir turinčios labai stiprų neigiamą emocinį užtaisą. Aš nekalbu apie demografinę problemą, bet apie tai, kad žmonės pradeda kalbėti, kad valstybė iš mūsų nori atimti žemę ir nekilnojamą turtą. Jeigu aš nesugebėsiu išsimokėti tam tikrų mokesčių, iš manęs atims būstą, įsivaizduot, koks tas užtaisas. Jeigu žiūrėkime istoriškai, ne kaip savanorius skatino eiti į kariuomenę dar Smetonos laikais ir panašiai, tai davė žemės ir panašiai, kad galėtų pasistatyti savo būstą, ir tai buvo labai stiprus motyvacinis elementas. O dabar neduok Dieve bus padaryta klaida. O kad jinai tikrai turi rimtas pasiekmes, aš dabar jums pateiksiu pavyzdį, kaip jūs galėtumėt pasitikrinti savo nekilnojamų turto vertę, kuri po paskaičiavimų pakilo praktiškai dvigubai. 80–90%. Dabar aš jums įmetu paaiškinimą, kur galėtumėt užeiti internete į būtent mūsų registro centro sukurtą būtent nuorodą, kur įvedi savo unikalų numerį nekilnojamų turtų ir gali pamatyti vertę. Tai kai jūs pasitikrinsit, koks dabar yra jūsų turtas, tai kai išgirsit, ką šneka valdantieji, kiek procentų gali būti apmokestintas, jūs galėsit suprasti, kas jūsų gali laukti po tam tikros reformos. Aš jau nekalbu, kad nežiūrima į nieką. Ar tu esi pasiėmęs paskolą, ar tu praktiškai, jeigu tu esi pasiėmęs paskolą, tai tu aišku turėjai ją drausti, tai praktiškai draudimą žada pabranginti, ar ne? Taip kad tikrai šita mokestinė reforma su šiuo nekilnojamu turtu turi labai didelių iššūkių ir tai supranta jau valdantieji ir netgi tiesą pasakė, kad su šiuo klausimu neskubės, jeigu ir paleis mokestinę reformą, tai nekilnojamo turto klausimas šiek tiek atidedamas. Antras valdančiųjų siūlymas, kuris tikrai irgi sulaukė nemažai dėmesio, tai yra susijęs su kasos aparatais, kuriuos turės įsigyti mūsų smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, aš tai pavadinsiu. Iš ties irgi nežinau, kodėl tiek daug klaidų padaryta prie šio klausimo. Pradžios netgi ištakų, ar ne, kad būtent ir svarstymo metu ir buvo sumaišytos datos, kada bus sulaukta vyriausybės išvada ir panašiai, tikrai, matėsi, kad daroma viskas per pirštus, ar ne? Ir tikrai nepagalvoja, kad visas šitas klausimas tikrai turės irgi labai stiprų emocinį užtaisą, nes kada verslininkai pradėjo ieškotis arba žiūrėti, kas čia per kasos aparatai, suprato, kad jų kaina kainuoja tikrai nemažai, virš 1000 eurų, ir kad tų aparatų per daug kur įsigyti negalėjo, vos ne iš vienos įmonės ir panašiai. Ir visą tai labai skubinama, ar ne, tikrai verslininkai sunerimo ir blogiausia, kad niekas negalėjo jiems paaiškinti, kaip iš tikrųjų yra, kas bus. Spekulacijų buvo įvairiausių daug. Tai galiu pasakyti dabar, ką aš esu sužinojęs, nes kadangi mane labai daug kas kreipėsi, ar ne, ir kai paklausiau Seime savo kolegų, kaip jie žiūri į šį klausimą, koks jau gali būti sprendimas, tai galiu pasakyti labai paprastai, kad kol kas dar jo nesiūlė, bet panašu, kad bus, kad vis dėlto socialdemokratai priims sprendimą, kad turės verslininkai įsigyti šios naujos kasos aparatus, tik tai bus žiūrima pakankamai atlaidžiai, ir įsigalios nuo gegužės 1 atlaidžiai į visą įsigijimų procesą. Visas, kad bus nukelta iki 26 metų sausio 1 per šį etapą, nuo gegužės 1 iki 26 metų sausio mėnesio verslininkai turės progą ir galimybę įsigyti šios aparatus. Apie tai atsimenat, kad buvo kalbama, kad galbūt bus nukelta 27 metus, jau apie tai niekas nebekalba, kalbama tik galbūt apie šį variantą, kurį panašu ne tik socialdemokratai, bet ir valdančiųjų tarpe politikai, Seimo nariai ruošiasi pritarti.
Dar vienas toks pasiūlymas ir lengvata, kad ne va tuos senus aparatus valstybė priims iš verslininkų ir utilizavimo mokestį pati padengs. Ta prasme, kad verslininkams už utilizavimą nereikės mokėti pinigų. Ar tai gerai, ar tai blogai? Mano galva tai yra blogai irgi su šiuo sprendimu, nes jisai tikrai padarytas skubotai, neatsižvelgus į visus pavojus arba tam tikrus siūlymus, kuriuos siūlė būtent verslo atstovai, ypač smulkaus verslo atstovai, bet valdantieji ruošiasi priimti tokį sprendimą, kurį dabar aš jums ir pagarsinu. Nors netgi jo dar kol kas posėdžių salėje su tokiu pasiūlymu niekas neišsakė, bet aš sakau, kalbėjau ir ne tik su kolegomis, bet ir su premjeru, kuris būtent siūlys tokį variantą. Dar vienas klausimas arba tema, kuri tikrai sulaukė nemažai dėmesio, tai yra buvusių KGB agentų, informatorių išviešinimas. Iš ties šis klausimas nėra naujas, jau apie kalbą vos ne kiekvienoje kadencijoje vis nauji valdantieji, bet kaip neišviešina, taip neišviešina. Suprantu, kad kažkas tai yra labai stipriai suinteresuotas tuo ir tikrai kliudys ir šį kartą tai padaryti pakankamai. O mano nuomonė, kad tas KGB archyvas arba tas sąrašas ir tie agentai tikrai turėtų būti išviešinti ir be jokių spekulacijų, kuriomis dabar prisidenginėja tie, kurie gina šį klausimą. Žiūrėkit, dabar akcentuojama, kad neva buvo duotas pažadas Lietuvos tiem būtent informatoriams, KGB agentams, kad jeigu jie prisipažins, tai tikrai valstybė saugos tą paslaptį ir jie niekada nebus išviešinti. Deja, ne taip viskas buvę visiškai kitaip. Tai yra 90 metais tuometinė Lietuvos aukščiausioji taryba buvo priėmusi sprendimą arba galbūt priėmė tokį pranešimą, kad visi tie, kurie bendradarbiavo su KGB ar ne, prisipažinkit ir tikrai nieko nebus ir jūsų būtent ta paslaptis bus išlaikyta 15 metų. Nes visas tas tuometinis sąrašas arba tie visi agentų bylos, jos buvo po slaptumo žyma slaptai ir pagal tuo metu galiojančius įstatymus jų saugojimo terminas buvo tik 15 metų, gerbėmiai. Vėliau, 14 berods ir 15 metai, Seimas jau šiųmetinis, kai keitė įstatymą, pagal valstybės tarnybos paslapčių įstatymą, pripažino vėl ne va tai sąrašas pagal jau mūsų dabartinę tvarką turėtų būti pripažintas. Neslaptai, slaptamų žymai, o visiškai slaptai, o būtent tokia žyma jau saugoma ir 75 metai, taip toliau. Bet tai įsiklausykit, tai nieko tokio bendro neturi su duotu pažadu, kuris buvo duotas būtent pradžioje 90 metais. 90 metais buvo pažadėta tik 15 metų, gerbėmieji. Ir visos tos kitos spekulacijos, jos turi didelį, kaip pasakyti, palaikymą, ypač iš konservatorių pusės. Nežinau kodėl, bet taip ir yra. Ir dabar vojai, kaip čia atsitiko, kad ir kokią čia dabartis mes turėsim patirtį blogą, nes būsim nesilaikus valstybei pažadų ir taip toliau. Bet pagrindiniai akcentai ir nuslepiami. Galbūt neslėpiami, bet neakcentuojami. O mano galva, tai aš galiu taip pasakyti, kad kaip galvoju šitas klausimas sprendžiamas, nes jis tiek bus boliojamas ir gunguliuojamas dar vaizdas ne vieną kadenciją, jeigu jo neįslaptins, vis dėlto reikėtų iškelti klausimą, ar tuometinė aukščiausioji taryba iš vis galėjo duoti tokį pažadą. Šito klausimų niekas nežiūri. Ir aplamai, kaip tu galėjai pažadėti, kitos, tai santvarkos, tai tarybų sąjungos, KGB kažkokios tai organizacijos įslaptintiems dokumentams, kad jeigu jūs įsiviešinsit vienu žodžiu, jums vienu žodžiu mes pasižadam, kad išlaikysim tą paslaptį, kad ir tą 15 metų ir niekas nesužinos. O į tautą lietuvių kas nors atsižvelgia, ar mes norim tokio duoti pažado? Ar čia tik tai nusprendė tuo metu aukščiausia taryba, kurie vadovavo berods Landsbergis, ar ne? Ar jis teisėtai duotas tas pažadas? Šitą klausimą, manau, reikės šitų kampų kelti ir pasibaigs čia jų tos priedangos, kas 15, 75 metai arba iki gyvos galvos, ar ne? Pirmiausia, žiūrėti reikia Lietuvos tautos intereso, ypač tų žmonių, kurie buvo
persekiojami būtent tų informatorių arba agentų pranešimais ir panašiai. Tai va, ši tema dar irgi, kaip sakau, tik tai įsibėgėja ir manau, kad prie jos grįšime, bet koks bus mūšis ir kokios pasiekmės, bus matyt. Bet jeigu neduok Dieve ir vėl neišviešins, tada manau, kad reikia kelti vėliavą visiškai kitą ir bandyti aiškinti per visiškai kitą prizmę, kad Lietuvos tauta neaišku, ar norėjo duoti pažadą, neišviešinti. Ir teisėtai buvo duotas būtent tuometinis aukščiausios tarybos. Dar vieną įvykį norėčiau paminėti, kad turim paskirtą naują valstybės saugumo departamento vadovą. Aš asmeniškai, tiek kiek pažįstu šį žmogų, tai išties labai geras. Ir kandidatas geriausias galbūt, kuris galėjo būti šiuo metu po būtent Dariaus Jauniškio, nes jisai taip pat yra karininkas, turintis milžinišką patirtį Lietuvos kariuomenėje, specialios paskirties pajėgose, dalyvavęs ne vienoje tarptautinėje misijoje. Ir tos žinios, kurias įgijo nuo berods 2014 metų valstybės saugumo departamente, jas ypatingai svarbias pareigas susijusias būtent su tam tikrom irgi specialiom operacijom ar ne. Tai manau, žmogus karininko garbės kodekso laikantis būtent karininkas ir kad valstybės saugumo departamentas tikrai prie šio direktoriaus išlaikys tęstinumą, kurį buvo pradėjęs buvęs, jau dabar reikia sakyti, valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis. Manau, kad būtent šio vadovo lyderystės dėka ir bus sukurtas naujas galbūt struktūrinis kažkoks tai padalinys, kuris bus apjungtas su karinė žvalgyba ir Lietuvos kriminalinės policijos biuru. Būtent apie šį darinį dar kol kas mažai kas kalba, nors jo sukūrimo būtinybė yra milžiniška. Kodėl? Todėl, kad turbūt žmonės jau visi žinome, ar ne, kad byla baudžiamoji, kuri jau pateko į teismą Lietuvos Respublikoje, susijusi su Rusijos karinės žvalgybos vykdyta operacija prieš Lietuvą. Kalbu apie bandymą įvykdyti teroristinį aktą būtent Ikėjoje, kada buvo užverbuoti ne bet kas, o Ukrainos piliečiai atlikti šį veiksmą. Tai nereiškia, kad tik ukrainiečiai visi, ne, tai gali būti ir lietuvių, ne vienas užverbuotas, gali būti ir kitų tautybių piliečiai. Bet tai, kad jau aktyvūs veiksmai perėjo į naikinimo turto stadiją, į tai, kad Rusijos karinė žvalgyba jau yra duomenų, apie kuriuos kalba mūsų partneriai, kada kėsinosi į būtent Rheinmetalo vadovo gyvybę. Mes žinom ne vieną atvejį tokį, ar ne, kad ko gero mes ant taikiniai ne tik politikai, bet ir tam tikri labai rimti asmenys. Ir kad tie veiksmai, kuriuos jau vykdo Rusija, jie gauna vis aukštesnį lygmenį. Todėl tokio padalinio sukūrimas ar tų pajėgų apjungimo yra vienas iš prioritetų, apie kurį tikrai mažai dar kas kalba, bet manau, kad ateityje labai daug kas kalbėsim ir ypač aš, Dainius Gaižauskas, nes ši tema man yra įdomi, aš ją seku nuo pačios pradžios ir esu Nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys, kuris tikrai jau šį klausimą aktualizuoju ir jau kalbu ne tik tai su vadovais, bet ir su tam tikrais galbūt žiniasklaidos atstovais, kur visi užklausiu, kodėl jūs šios temos neliečiate, ne? O visą laiką tik susikoncentravę į išorės grėsmės, nors vidinės grėsmės jos tikrai turi ne ką mažesnį pavojų ir iššūkius nei dabartinis karas Ukrainoje. Nes kai pasibaigs karas, mes, Europa ir Lietuva, turėsim problemą galbūt ne tik 5-mečiui, bet ir 10-mečiui su saugumu. Ir aš galiu pateikti pavyzdį Balkanų karą, Jugoslavijoje karą, ar ne, kada po jo beveik 20 daugiau metų praėjo, tačiau organizuotas nusikalstamumas būtent iš Balkanų, kalbu Albanija ir panašiai, Kosove, ar ne, kur žmonės ne tik tai, kad pripratę buvo karo metu žudyti, ar ne, ir gerai valdė ginklus, bet ir ginklų kontrabandą, sprogmenų ir taip toliau turėjo tam tikrą postumį būtent šio krašto nusikalstamumui išaugti ir dar būti ypatingai žiauriu. Taip kad karas Ukrainoje, kada šitie ginklų, sprogmenų, kuriame kariauja milijonas karių, kurie po karo tikrai bus suluošintas psichika, ne visi turės darbus, ypač tie, kas iš Ukrainos, jie tikrai pateks į Europos Sąjungą. Mes puikiai žinome, kad buvo toksai kaip Afganistano sindromas, ne, kada piliečiai
tikrai turintys tam tikrų traumų, jie ir išgyvena tam tikrus įvykius visiškai kitaip ir kelia ne tik tai savo grėsmę, bet ir aplinkiniams. Taip kad šie iššūkiai vidaus saugumo klausimas tikrai mūsų ateities temos ir tikrai jums skirsim daug dėmesio ir apie kurias dar diskutuosime, manau, ne kartą. Tai galbūt tiek šiandien prie kavos puodelio espreso su Dainiumi Gaižausku. Manau, kad kitos laidos bus taip pat aktualios ir įdomios, nes vis dėlto mokesčių reforma ateina ir ten tikrai turėsim ką padiskutuoti, o galbūt ir įvyks viena kita kvailystė, kurią padarysim Seimo nariai, apie kurias tikrai galėsime pakalbėti ir nepiktai pasišaipyti arba pasijuokti. Taip kad ačiū už dėmesį ir iki kito karto.